Labai skanu. Makaronai visada yra gerai, man pasakys kiekvienas, o jeigu jie dar viso grūdo su daug skaidulų ir jų padažas veikuoliškas, įkvėptas beatos virtuvės, su daug baltymų, tai yra iš raudonųjų lęšių ir daug daržovių, yra be galo sveika, naudinga ir greitai paruošiama. Išbandyk ir tu, tau reikės tiesiog išvirti viso grūdo makaronus, juos truputį apšlakstyti, ypač tyro alyvuogių aliejumi, skysti gali truputėlį nuo makaronų likusio vandens atsidėti ir galėsi praskiesti padažą, jeigu nori skystesnės konsistencijos. Mėlynąjį svogūną supjaustyk stambiai, sutarkuok morkas, viską dėk į skardą ir uždėk sausus lęšius, užpilk truputį alyvuogių aliejaus, dėk įvairiausių prieskonių, užpilk smulkintais pomidorais ir taip pat užpilk daržovių sultinio masės. Ir viską šauk į orkaitę, pakepink apie 30-40 minučių, visą padažą sutrink iki vienalytės masės, jeigu matai, kad per tiršta, gali įpilti dar papildomai sultinį arba panaudoti makaronų vandenį, kuriame virė makaronai. Makaronų sumaišyk su padažu ir apibarstyk parmezano sūriu ir tiek degustuok šitą nuostabų receptą. Patiko, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau receptų ir aš tikrai su tavim pasidalinsiu. O daugiau mano receptų rasi sveiko maisto gamybos knygoje, kurioje yra ne tik tai 322 receptai, bet ir mitybos patarimai skirti tau.